Gražuolė, klausimas jums. Labas rytas. Spėjimas iki kelių išparpiai. 10. 10. Statymas 10 valandą. Na gerai, dabar gali pažiūrėti. Ką čia svaigsti? Parodyk į kamerą. Ką čia svaigsti? 1 valandą? Ką čia svaigsti? Prigolinį. Persukai laikrodį mano. Tai va taip ir gyvenam. Aš apšalus. Aš irgi apšalęs. O tu kelintą atsikėlei? Aš po 9:15. Po 9:15? Nu. Eik tu. Nu. Tai visą laiką čia pragulėjai tiesiog? Nu. 1 valandą? Bet matai, vat ką daro blogas oras. Jo. Lietutis apsiniaukia, barbena čia vat į langą. Taip. Per blogą orą iki 1 išparpia, per saulėtą dieną iki 12 tik pavyksta. Oi, nepradėk. Matyt, buvo miego trūkumas. Taip. Susikaupė. Taip. Iš kurių dienų, ką žinau? Iš tų, kai anksti kėlėmės. 9. 8. Kada paskutinį kartą 8 atsikėlei? 8? Aha. Kai reikėjo kažkur. Kur? Kažkur reikėjo. Tai aš tau galiu pasakyti, kada paskutinį kartą buvo, kai saulę pasitikti kalnuose. Nu. Dykumoje, Tai prieš Ten, kiek čia kur laiko? mėnulis buvo, ne? Tai prieš kiek čia laiko? Tai ką čia net savaitės nėra. Ar tikrai? Tai normalu, kad susikaupė matas. Nu jo, pasikaupė. Nuo Taip. tos dienos tikrai pasikaupė. Taip. Bet dabar atstatai, kaip suprantu. Manau, kad taip. Malonu. Oras bjaurus. Prognozės neapgavo. Tai ta proga dabar prie kavos puodelių. Norėčiau sakyti rytmetinių, bet labiau tinkama būtų net ne vidurdieninių, o jau popietinių. Toj 2 valandos aš esu, pavyzdžiui, dar be pusryčių. Kas mane pažįsta, tai žino, kad aš šiaip jau 3 kartus turėjau būti numiręs, nes gyvenant kasdieninį gyvenimą, tai aš jau būnu jau senos dienos po pietų ir jau man kojos linkt pradeda, nes vėl valgyti noriu. Arba jau po kaituką šauni. Tai va, tai žodžiu, susėdom, susivedėm šiek tiek buhalterinius reikalus ir panašiai, bet ne esmė, kad abu sėdim ir kalbam, kad jau 4 mėnesiai, kaip mes esam šitam meilės inkilėlyje. Kaip mes esam užsidarę, tai yra neuždaryti, šiame meilės inkilėlyje. Savo norų taip. Kosmosas iš tikrųjų. Ir dabar sakau jau, tai bet kokiu atveju, tai mūsų tas grįžimas ten preliminariai, ten kovo galas, balandžio pradžia, kažkas tai ten tokio. Žiūrėsim, kaip čia kas susidėlios. Tai sakau, dabar jau viskas, jau mėnesis laiko yra likęs iki grįžimo. Man tai jau viskas, jau sakau, jau baigta kelionė. Baigėsi jau viskas. Jau nebejaučiu, nebėra to excitemento, kad dar, čia viskas prieš akį ir panašiai, dabar viskas jau eina link pabaigos. Man tai yra, nes aš dar noriu pakeliauti. Negalvoju, bet aš galvoju. Darysim, jeigu ką, subscriberis Instagrame, rinksim lėšos. Įdėsim tas banko sąskaitas ir panašiai ir galėsit visi, kiek norėsit prisidėti. Aš dar noriu pakeliauti, aš dar noriu ir į Sloveniją, ir būtų visai ir Kroatiją, ir Hercegoviną, ir žodžiu, Čekiją, man atrodo, dar ten pagriebti.
Žodžiu, aš dar noriu pagriebti ir kokią, jeigu jūs sumestumėte į sąskaitėlę, tai gal ir kokią Albaniją pavyktų. Tai žodžiu, aš supratau, nes aš iš vis pradėjau mėgautis tikrai realiai antroje pusėje kelionės. Man labai stiprios čia pamokos ėjo ir mano protas labai ilgai šielo, neleido būti man ir džiaugtis akimirkoj. Tai man iš vis, aš tai dar nenoriu namo. Nenoriu dar. Dar norėčiau iki kokią balandžio galą, gegužės priekį datempti. Tai, jo, never know. Bet supratau vis tiek, kad jo, kelionės yra man kelionės. Pačių namų tikrai nėra, kad pasilgau. Pasilgau draugų, šeimos. Kaip ir šnekėjom su Julium, norėtųsi grįžti, pabūti 2 savaitės. Jo. Su visais pasimatyti, atsibučiuoti, išsipasakoti, pabūti ir... Į pirtį nuvaryti. Aš jau nežinau, kiek laiko... Svajoja apie pirtį. Jo, apie tokią gerą, ten mes tokią Kartanoj turim labai patinkančią, tai grinai, net dabar pagalvojau, tai net jaučiu, atrodo, visą tą dabar dar garą. Oras, tai iš vis į pirtį, tik tai ir varyti. Čia sunkiai su pirtim, kiek žiūrėjom, nėra čia populiarus dalykas, o jeigu ir yra, tai kainos kosminės. Jo, į tos spa vadinamus gali tokius eiti. Realiai eurų už kelias valandas, tai ir nėra, kad kažkas būtų tikrai wow. No. Tai žodžiu, tai va, taip ir kalbėjom, kad grįžtumėm, pabūtumėm ir drąsiai maltumėm vėl kažkur kitur. Blembam, dabar sakyčiau toksai, jeigu taip pasvajojant, tai toksai turbūt idealus scenarijus, sakyčiau, būtų, tai kokį parskrendam, pabūnam kokias 2 savaitės. Ne, dabar Rio, ta prasme, negalvojant apie jo transportavimą, aš tiesiog sakau apie idealų. Tai parskrendam tipo, pabūnam 2 savaitės, paskui parskrendam čionais atgal į kemperiuką, tada į keltą ir į Maroką. Tema, ne? Tai reik tada 2 savaičių iš vis. Pasibūt Lietuvoj? Nu. Norėtus, kad tipo, parvariai, sukėlė visiems pavydą ir vėl išvariai. Tai mes Rio gal galėtume Mevui ir Germundui palikti. Tai aišku, tikrai, kad rastumėm, kam jau, kaip sakant, kad prižiūrėtų ir pažiūrėtų, bent jau trumpam. Jo. Tai čia toksai, sakykim, idealus scenarijus, sakyčiau. Bet jisai visai realus, sakyčiau. Labai realus. Prisirenkam staigiai darbinių užsakymų. Biškį dar prie to pačio užviniojam faniaus. Grįžtam, prisirenkam darbinių užsakymų. Ir vėl tepam slidę. Pasidarom jau tada subscriberius. Į visus tos ir viskas. Ir tada gal šiek tiek mūsų bus gyvenimas netoks komfortiškas, be tūno steikų, o su troškiniais. Bet visai realiai idėja. Bet nieko negali sakyti, pavyzdžiui, prie maisto temos, tai... Iš vis neskaičiuomės? Ne, bet, ką norėjau pasakyti, tai jo, tai neskaičiuojam, bet neskaičiuojam, nes, blemba, darom mes viską. Viską į mėnesį, kiek mes kokį porą, 3 gal kartų, taip išeinam kažkur tais pavalgyti. Taip visą laiką darom, mes čia nais, tai irgi taip. Net neišeinam mes į mėnesį. Ne, aš turiu menį, ten paėmus ten kebabiuką, McDonald'ą, dar kažkokią kavinukę, tai sakykim, vidurkis. Tai visą laiką, sakykim, darom mes namuose ir, yra ten tų produktų, kur tą patį, juokais, tą patį, tipo, tuną galim nenusipirkti, bet, blemba, kažkaip jau. Taip visą kelionę, jau 4 mėnuo pusryčiam kruopas valgau košę. Ir mėsos nelabai valgai. Tai jau čia yra. Bet tai, sakiau, kas liečia mėsytę, tai man yra. Žiūrėsim, kur mumis nuves. Kaip sakant. Kas liečia finansų, žinau, kad daugam yra įdomu. Tikrai pasidalinsim, bet dabar kol nėra to tokio
kaip sakant, neaišku dar kas gali nutikti važiuojant link namų. Jo, nu tai kad nebėgti įvykiam už akių, ten kiek išleidom ar neišleidom, dar viskas procese, bet kai grįšim, manau, tikrai padarysim tą bendrą video. Jo, visiškai tokį galėsim detalesnį, nes šiek tiek esam prasiskirstę ir panašiai, bet aš tam praeitam vlogė, tai orientacinį, bent jau mėnesinį, ten, sakykime, išlaidas mes savo, vidurkį matom, bet detaliau viską ir praskaidysim. Ir pažiūrėsim, ir apžvelgsim ir tos pačius kilometrus nuvažiuotus ir panašiai. Tai jau tokį, kai darysim tokį finalinį vidosiką iš gimtinės, iš gimtųjų kraštų ir panašiai. Va, tai nežinau, kur mūsų čia kita stotelė. Lietuva ir Marokas, ar kas čia darosi? Reikia sugalvoti. Lietuvoje ir Marokas, arba Italija, bet ten Dolomitis kažkas ten buvo, ne? Olimpinės ar kas ten? Ne, kalnuose dar, kad orai. Ir tiek dar. Jo, bet visai Dolomitis norėčiau ir tada jau Dolomitai, Slovenija, Kroatija, Vengrija. Žodžiu, dar visai būtų tikrai, sakau. Viskas remsis į lėšas, bet manau, kad būtų smagu aplankyti ir visą tą apačią. Serbija, Bulgarija, Makedonija, Albanija, kur atrodo šiaip nežinau, ar sugalvočiau sėsti lėktuvą ir važiuoti ten. Skristi. Toks atrodo. Mes kai esam tų visų Azijų, Afrikų, visų tų trečiųjų šalių mylėtojai, tai man čia šiaip jau daug tokių Europos šalių pakeliavau, kur. Nes man Europą atrodė visą laiką, šalia. Gali ir su vaiku nulėkti, ir mašiną sėsti nulėkti, tai visą laiką kažkaip man norėjosi daugiau. Bet dabar iš tikrųjų greitai ir nenorėsiu. Ne, jau dabar jau būsiu tikrai, kad atsibuvęs, pasibuvęs, tai sakykime jo, kad greitų metu tai tikrai, kad nebesinorės. Aišku, laikas parodys, bet iš dabartinės perspektyvos, tai netrodo, kad greitų metų norėsis ir noris vis tiek dar to kito to, vis tiek to gyvenimo, to tokio pamatyti jo ir panašiai, nes Europa jo, jinai nelabai kom skiriasi. Savi pliusai, savi minusai, pavadinkim taip, joje ir tiek. O vis tiek, tiek aš tiek abudu esam iš tų tokių keliautojų, kur žavi tą egzotiką visą, žavi momentais. Nėra baimių kažkokių. Ne, ir netvarkos, ir panašiai, tai valgymas. Jo, tokių unikalesnių gal kultūrų pažinti. Jo. Europa tai jinai nelabai jinai kažkom ir skiriasi nuo mūsų, vis tiek ta vakarietiška. Tos pačios net virtuvės atrodo, vat irgi pasilgta jau tokios egzotiškos yra, kur ateini, nežinau, į kokią ten pašiūrę, tuose pačiuose ten bliūdose 5 patiekalai gaminami ir panašiai, bet pats patiekalas, sakykime, jisai visiškai yra kitoks, negu kad mes esam pratę jo kasdienybei valgyti. Jo, bet čia irgi yra tie tipažai, žinai, vieni mėgsta tos visus Dubajus, New Yorkus, pastatinius tos miestus kaifuoja. Mes iš vis esam, ne. Miestą įdomu pamatyti. Įdomu, bet nėra tas, kad veža. Jau tikrai turi būti unikalus miestas. Tikrai šioje kelionėje buvo tokia pora unikalių miestų, kur jau tikrai vaikšti ir žaviesi, kažkas tokio nematyto, neregėto, bet šiaip jo, mes esam tokie visiškai tų tokių gamtos labiau, gamtos kažkokių neatrastų vietų mylėtojai. Arba nedidelių, miesteliukų kokių irgi, faina yra, bet ne megapolio. Energija kažkokia tokia, kur tikrai kažkas nematyto. Tai kokį tu dabar miestą išskirtum iš visų pravažiuoto, aplankyto? Kai įėjo, kai sakiau man Hallstatt, tai jaučiu numeris 1, tikrai tas miestukas.
Nu, Hallstatt. aš turbūt irgi jį kaip numerį vieną pagal tai, kad po tiek vat laiko, kad jisai vis tiek tų emocijų tokių sukėlė vidinių, nes atrodo, nu, nemažai jau vis tiek buvo ir iki šiol matyta, ir dabar dar per kelionę visą pamatyta ir panašiai, bet jisai vis tiek turbūt tokių įdomiausių vidinių tokių emocijų, kaip at miesteliukas paliko, kaip ir pagalvojus, kaip ir nėra kažkoks, jo, ten stebuklas kažkoks, bet vat kažką tai vis tiek tokia va ta emocija paliko. Jo, ta energija kažkokia ten vis tiek kitokia. No. Tai jau čia jo numeris 1 šios kelionės, tai Hallstatt. O sekantis turbūt Sevilija būtų. Man irgi Sevilijos aikštė. Ai, ta Plaza Espana. Nu, ta Sevilijos aikštė, Jo. kur jo tikrai jinai paliko įspūdį tokį, kur... Nu, wow. Jo, nes, nu, aišku, ten Barcelonai dabar nebuvom, bet tiek aš, tiek Ina esam buvę. Nėra to tokio wow momento, Jo. tokio didingumo, nes ten tas didingumas labai jaučiasi, tas, kur išlaikyta irgi ta energija visą, tie arkliai, karietos, ta didinga tokia aikštė, jinai, jo, plus upelis irgi einantis per tą visą davė savo žavesį. Kanaliukas. Kanaliukas. Meilės kanaliukas. Tai vat, tai žodžiu... Jo, manau, kad vis tiek padarysim ir tų. Ir video top ten 5 mūsų miestai, top 5 vietos. Jo, tai padarysim, pamontuosim tokių dalykų. Viską, sudėsim vieną, nes dabar toksai darai, bet tu nežinai, gal važiuojant atgal dar kažkokią tokią pamatys. Tai Jo, tai vis tiek ir susigulėt viskas tu turi ar panašiai, tai žodžiu. Tai vat, tai turbūt gal tiek čia mūsų tos Man atrodo, šitas diskusijos. Kavos popietėlė su soulmates. Su mumis, jo. Jo, tai vat, tiek tų, sakykime, minčių ir pasidalinimų kol kas tada būtų iš mūsų. Ir žiūrėsim, kaip čia kas toliau dėliosis. O dabar turbūt eisim tos legendinės košės virti. Nes būtų jau gerai pusrytukas. Lietus nurimo, bet jau daug kartų ir nurimo, ir vėl pradėjo, ir vėl nurimo, ir vėl pradėjo. Dabar, kai pagalvojau, kad mėnesis yra likęs, ir dabar savaitę atiduoti lietingam oram, aš jau pradedu galvoti, ar čia apskritai verta likti mum tom Ispanijom. Labai nesinori. Nes realiai visą savaitę orai bus ne kažką. Jo, tokie... Lyja lietus ir iš pradžių galvojom, kad lauksim tos saulės, bet dabar, kai pagalvoju, nebėr čia tiek to laiko. Greitai jisai, ypatingai bet kokiu atveju, vėl kalbos užsiveda. Padarysim atskirą video. Tai... Pokalbiai ir viskas, kas norės paklausyti atskirai. Paklausysim į vlogą, tada dėsim, nes jau mums reiškia atsirišo kažkoks šnekamoji kalba. No. Tai reikia naudoti progą. Tai visas, ką norėjau pasakyti, tai visas tas laikas labai greitai iš tikrųjų bėga ir taip, ypatingai jeigu tu nenori lėkti, tai viskas, kol, tam kemper viskas kita laiko tekmė yra, kol tu atsikeli, kol tu, net tos pačius pusryčius, kol tu pasidarai, tai čia kokį 1,5 valandos sproksta, kaip nėra ką, kažkaip tais taip. Kol kavos su kava? Su kava. Jeigu atsakau, nėra to tokio lėkimo, paskui vėl ten žiūrėk, kada kur išsiskalbti, kada dar kažkas, tai kada vandenukus pasipildyti, pastoji tam tokiam ieškojime, plus greitis važiuojant irgi nedidelis yra ir panašiai. Ir jo, tos dienos jos bėga, verčiasi, nežmoniškai, sakykime, taip greitai. Tai... Jo, ir dauguma irgi galvoja, ką čia tai kemperė veikėt. Tai mes... Čia nieko neveikiam. Toks atrodo, kad mes turėtume turėti daug laiko ir mes čia, nežinau, kiekvieną dieną galim ten filmus. Prastesnis oras, taip, galim filmą pasijungti, galim ten, nežinau, sėsti vlogą, pamontuoti, knygą paskaityti, bet jeigu geresnis oras, atrodo, mes visada esam veiksme. Mes atsikeliam, pasidarom pusryčius, jau žiūrėk, toj bus pietus, nes keliamės kokią 10.
Ir tada, jeigu kažkur einam, varom tyrinėti, vaikščioti, žiūrėti, būti gamtoj, vakarė grįžti vėl, kol tu vakarienę pasigamini valandą, 2 pavalgai. O jeigu dar reikia užsipilti vandens, apsitvarkyti, tai iš vis visa diena realiai sproksta vien ant tų dalykų į parduotuvę nuvažiuoti. Tai visiškai. Tai vat ir atrodo, tas gyvenimas kažkaip jisai vis tiek verda, nors tu vat gyveni kemperyje, bet net nebelabai aš jaučiu to gyvenimo kemperyje. Gal dėl to ir mažiau to buiteko, nes atrodo jisai toks ateina, iššokį pasidarai, susitvarkai ir vėl savais. Jo, nu tai keliauji. iš pat pradžių gal ir buvo, kad daugiau rodėm to buiteko, nes Patiems toks. jisai naujas buvo mum, o dabar mes esam jau su tuo susigyvenę ir automatiškai tiesiog, kas tau patampa įprasta, tai tu turbūt net nejučiom pats pagalvoji ir neberodai to, kad jeigu man įprasta, tai vadinasi ir jum, ir žiūrovam. Ai, ką čia, tipo, rodyti, kaip mes, nežinau, kaip aš čia dabar eisiu košę. Jo, taigi aš tą košę verdu ir tai, ar taip, žinai, ir ten į lovą kloja, ten taip ir taip, arba ten... Bet mano rytiniai pažadinimai vis kitokie. Nu, tai nes tu kitokie būtų. Tai, ar ten, kai siurbėmės, ar dar kažkas, tai atrodo viskas jau parodyta, viskas jau matyta. O ir vėl pradėjo barbent lietutis. Nu, tai va taip ir gaunasi, kad... Bet nu jo, čia visame kame žmogui čia su viskuom. Man atrodo, jo, taip, manau, žinai. Viskas patampa mum įprasta, bet kas mum ar jum patampa įprasta, neaišku, kad kitam žmogui yra įprasta, bet toks viduj toks mindfuckas gaunasi, kad ai, tipo, ką čia dabar varyti, išvedžiau Rio, galėjau ten kažką tais irgi nufilmuoti. Ai, bet, nu, tai ką žinau, jau ten 15 kartų jau padėta, kaip vaikšto aš su juo, tai vat, nu, taip pat ir gaunas. Bet, vat, užtat tokio pokalbių šou, kokį dabar, vat, jūs apturėsit šioje serijoje, tai dar neturėjot. Nors pas mumis iš tikrųjų dažnai būna tokių. Būna. Retai būna, bet... Ne, būna. Būna pas mus tokių rytinių podcastų, kaip mes vadinam, tarpusavyje, mes dažnai taip užsišnekam, užsirituliuoja kokią temą, tai taip sėdim, nagrinėjam ir sakydavom, kad fainai būtų, žinai, iš šono pastatyti kamerą, bet vis nutrunko, atrodo, kai jau pradeda rutuliuotis, nu tai nesakysi, palauk, pastatysiu kamerą, toks atrodo jau nenaturalus kažkoks gausis, o va čia vat natūraliai, matai, įrašinėjom kelias minutės vlogui, o gavosi tas mūsų toks rytinis podcastas natūralus. Ja. Tai, nu, tai ir atrodo momentais net ir tos pačius, va, tokius, nu, podcasto, sakykim, tos net ir video irgi galėtumėm padaryti, pasirinkus kažkokią tai temą, pagvildenti ir panašiai. Bet noris, kad ateitų tas natūralus, toksai natūraliai. Jo, tai, kaip sakosi, nieko irgi neperspaudžiam ir nėra, kad stengiamės, kad dabar, oi, čia vat bandysim tą braižą arba galų gale net tos pačius vlogus, kai sumontuoji, man net pačiam kartais blemba atrodo toks, nu, toks, nėra to tokio vientisumo, kažkokio tęstinumo, bet, nu, tai dėl to, nes, nu, natūraliai, kiek susifilmuoja ir kaip susifilmuoja ir kas susifilmuoja, taip ir gaunasi iš to ir sudedi ir sumontuoji. Nėra pas mūsų, kad kartais, pagal scenarijų kažkokį. Kartais būna labiau išjauti tą momentą, kai detalės kažkokios, nu. O kartais tu labiau būni tam realiame momente ir pamiršti sufilmuoti. Tai dabar jau šiek tiek tikrai esam įpratę filmuoti, kalbėti, bet pradžioje tai iš vis būdavo. Pradžioje tai... Reikia vlogą montuoti iš vis, žiūrėkit, tas nesiderinai, tas nei mes čia parodėm, kaip grįžom, nei labas rytas. Nieko iš vis nieko. Pirmą seriją, kai reikėjo montuoti, aš ten video atsidariau, sakau, aš nesuprantu, kaip čia reikia padaryti seriją. Iš viso. Iš ko čia suklijuoti. Ir panašiai. Bet jo, tai... Patirtis, kaip sakant...
Taip, ir iš pat pradžių tai juokas juokais, pažinu, tai eina, tai jo, tai daugiau jau ten buvo kažkur ten visokių rilsų dar kažko ten pasidariusi ir panašiai. Aš pats iš savęs, nu, aš šnekantis tikrai ir bendraujantis esu, bet, pavyzdžiui, kad man eiti ir taip atsikišus tą kamerą į save, nu, blemba, tai patikėkit, manim irgi nebuvo, kad... Reikėjo perlipti. Jo, kad aš tipo komfortiškai... Nu, daug žmonių turi tą kažkokią tą kameros, nežinau, baimę ar kažką. Ir šiai dienai, vat, pavyzdžiui, irgi ten, kur draugai ten mumis fotkino ir panašiai, nėra pas manęs to, kad aš ten laisvai ten ar pozuoti ten ar dar kažką, ne, tai tikrai, kad ne, bet, vat, pavyzdžiui, kas liečia jau tokį vat šnekėjimą į tą į kamerą, tai visiškai, dabar tai jūs man paduokit, tai aš galiu sėdėti, porinti ir va, ir dabar, va, nu, pagalvojus, žiūriu aš į save. Kaip draugai čia sėdėtų šalia. Nulis jo, visiškai nulis jaudulio, emocijos kažkokios vidinės ar kažko tai tokio, tai... Tai va čia vat ir yra visiems žmonėms pavyzdys, kaip sako, kaip pradėti šnekėti, bijau kameros, bijau tą... Tiesiog pradėk. Viskas ir per tą visą patirtį. Niekaip kitaip. Atsipalaiduosi. Jo, niekaip. Taip, jeigu tu ten sėdėsi ir lauksi, nu, dabar jau būsiu pasiruošę šnekėti, nu, ne. Ne, ir sakau, tai, nu, aš niekada nebuvau tylus ir visi, ir mano ir draugai, ir bičiuliai žino, kad ten, nu, esu bendraujantis, kalbantis žmogus ir panašiai, bet tą vat kalbėjimą į kamerą, nu, ne, pas manęs irgi nebuvo ir nebuvo tikrai komforto, sakau, ten eit kažkur, dar jo labai eit kažkur ten gatvėj, taigi žmonės eina, ką apie mane pagalvos, aš einu atsikišęs telefoną ir save filmuoju, what the fuck, o dabar aš einu ir net nejauti iš vis ten visiškai absoliučiai nieko, tai... Čia faina ir pačiam patinka ir manau, ir kasdienybėj visoje, ir darbuose, ir panašiai. Panaudosiu šitą. Bet kur, jo, tai tikrai, kad... Nu jo, nes buvo, kai ir mes susipažinom, žmonės klausdavo, sakydavo, tu verti ten Julį filmuotis? Ar esi čia savo noru? Nes toks, kai susipažinom iš karto, mums įsitraukė visas reelsas, tas toksai viešumas neplanuotas realiai. Tai ir tas pats reelsų filmavimas laikas sakydavau, jeigu nenori, nesijauti gerai, ta prasme tikrai neprivalom nieko daryti, bet pas jį buvo noro, pas jį tik patirties nebuvo, tai ir va tas atsakymas, ar aš jį kažkur čia tempiau, verčiau, iš vis ne. Ne, tai nieko čia ir nepriverstum, nebūtų visiškai natūralumo turbūt per tą vertimą visą, absoliučiai. Kaip ir prieš tą, nu, turiu omeny, kaip ir dabar man prieš fotiką, jeigu ten man reiktų atsistot ir nenatūralūs, pavyzdžiui, kadrai būtų gaudomi, o sakytų man pozuok, nu tai aš tai ir pripozuočiau, va tai, kur ir matytųsi, kad aš ten pozavau. Bet tai pradžioje ir buvo to biški nenatūralumo, kol neatsipalaidavai prieš kamerą. Ja. Tai gali iš šono ir atrodys, kad čia įkišo tau kamerą į rankas dalyk. Gal. Tai jo, bet neįsi savo norų. Kaip sakant, laisvas sielais, tai čia pas mumis yra. Santykiuose būdu esam, niekomis viens kitam neverčiam. Norim darom, nenorim nedarom. Jeigu bent ir vienas, pavyzdžiui, būna tikrai dienų, kuris vienas mažiau išjaučia, kitas, tai vienas eina daugiau sufilmuoja, daugiau pašneka. Netempiam antro į kamerą, jeigu nėra to jausmo, to noro. Gal kažkas net ir yra atkreipę dėmesį, kad serijose vienas, ta prasme, dominuoja daugiau, pavadinkim, arba priešingai kitas. Nėra pas mumis, kad veiksmas, įjungiam šypseną, varom filmuoti. Nu ne, jeigu yra kažkokia tokia labiau down diena, tai ir leidžiam jai būti. Gal labiau ir pasimatys ant video, bet tikrai nesistengiam kažko nenatūraliai lipti per save. Visiškai. Tai va. Tai dabar jau jaučiu, ne, jau atsisveikinam. Varom darytis pusryčių. Šiaip rodo, kad nustos lyt prieš 5, tai gal pavyks vakariai išeiti ir pasivaikščioti po Eličia. Žiūrėsim. Gerai, ką, mielieji. Su jumis buvo Julius ir Ina. Linkime malonaus vakaro. Ir Rio. Rio po stalu. Buvo jisai ir čia. Taip, kad buvo su jumis soulmates. Taigi, mėly žiūrovai, su jumis buvo Julius, Ina ir Rio. Linkime malonaus vakaro.
Arba dienos. Arba ryto. Normalios dienos. Normalios savaitės. Normalus. Tai va taip, visą dieną mūsų ir atrodė. Krimtom. Tu vėl filmuoji, kai aš valgau. Tai kad tu visada valgai, tu drakonas esi. Ne, tai tu visada filmuoji, kai aš valgau. Ne, tai tu visada. Ne, tai tu. Tai tu visada. Nu. Nu. Tai va visą dieną sėdim, valgom, išsiskalbėm, susitvarkėm triobą ir toliau sėdim ir valgom. Nu. Nu. Tai va tokia va. Taip ir buvo. Tai va tokia va diena. Šlapia, lyja, nustoja, vėl pradeda, vėl nustoja, vėl pradeda. Nu. Tai pamatėm skalbyklą ir savo parkingo aikštelę. Aš net skalbyklos nemačiau. Nu, Inukas net skalbyklos nematė. Pala, galvoju, tu šiandien iš vis buvai padėjus ant lauko grindinio koją. Ne. Nebuvau. Tai va. Tai žodžiu, vakarieniaujam, o ryt galimai dumsim iš čia tolyn. Marysim. Tai va, žodžiu, mėly sekėjai, labos naktels, ramių sapnel, gražių, pailsėkit tau. Pailsėkite. Ir pasimatysim. Žodžiu, pastarąsias 2 dienas bėgom nuo lietaus, su lietum ir nuo jo. Tai iš pat pradžių nepavyko pabėgti, o dabar panašu jau, kad esam bent jau šiek tiek atitrūkę ir visus juodus ir pilkus debesis palikom už nugaros bent jau artimiausiam 2 dienom, kaip žada prognozė. Vat, tai tiesiog paskutinės porą dienų buvo visiškai teleportacinės, važiavimas praktiškai ir nieko daugiau. Nieko daugiau, lietus. Tai buvom tikrai ant negerų orų papuolę ir vėjas, ir pakankamai stiprus lietus, tai niekur nei išlipt normaliai, nei pasivaikščiot, nieko iš vis negalėjom. Tai žodžiu, valgėm, važiavom, vėl valgėm, vėl važiavom ir taip ir bėgo, žodžiu, dienos. Va, bet atvažiavom pagaliau į sausesnę vietą, pakankamai gražus rytas iš tikrųjų, ir esam dabar jau visiškai netoli Barcelonos, 50 km iki jos, o iki Prancūzijos sienos bėra likę 200 km. Tai esam iš tikrųjų jau daug tikrai į viršų Ispanijos pakilę. Bet jo, kito paprasčiausiai pasirinkimo neturėjom. Arba sėdėti lietuje ir laukti kažkokio stebuklo, kol pagerės oras, arba bandyti važiuoti ten, kur rodo geresnė prognozė. Tai pasirinkom pastarąjį paprasčiausią variantą. Va, ir tiek. Tai dabar susitikom su mūsų draugais, Laurynu ir Ieva. Vakar tradiciškai buvo kortų vakaras. Va, ir pasibūsim su jais dar čianais kokią dienelę kitą, greičiausiai. Tai planas kol kas dėliojasi toks, kad Ispanijoje jau nebeužsibūsim, tai pabūsim turbūt dar 1-2 dienelės ir paskui bandysim turbūt dumt, sakykime, į namų pusę, eksplorinant toliau visą, kas mums bus įdomu pakeliui. Vat, tai planas bent jau toks, tikimės, kad lietų pavyks kažkaip tais, nežinau, išvengti, apvažiuoti, nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti, ir kad toliau negadins reikalų, bet aišku, bus kaip bus. Va, tai ką, tada bandom gerti rytinę kavą, pradėti dieną ir dar mėgautis tą likusią Ispaniją. Malonu iš tikrųjų vaikščioti dabar. Sausa, temperatūra irgi tokia pakankamai maloni, tai faina čia Ispanijoje. Su Ina vakar sakėm, bus šiek tiek gaila atsisveikinti. Vis tiek
Tas geras klimatas, palmės, saulytė duoda savo. Prisiparkavom, tai tokiam palyginti paprastam tiesiog miesto parkinge, tai čia už kemperių iš karto jūrą turim su paplūdimiu. Va, tai žodžiu, tiesiog, sakykime, nieko kaip ir ypatingo, bet svarbiausia turim asfaltą po kojom, jeigu ateitų netyčia lietus ir nereikėtų murkdytis po tešlas. Ir lygiai taip pat netoli ir centriukas ir panašiai. Tai vis tiek eisim pasivaikščioti. Takai irgi geri palei jūrą vaikščioti. Tai visai geras spotas. Čia va irgi geltonas toksai neblogas egzempliorius, atrestauruotas, viską taip gražiai. Geras. Vis tiek, o tos senos mašinos turi tokio šarmo, sakykime. Įdomu būtų išbandyti keliavimą. Va, o dabar einu maitint ir einam gert kavos. Vakar, sako, užsistatome dintuvą 9 ryto. Užsistačiau. Nu jo. Kaip tu girdi, aš nesuprantu. Knarki čia su užsiknarkimais? Nu jau tikrai ne. Nu jau tikrai jo. Tikrai ne. Užsitraukdama knarki. Kur tas būna tas? Nėra buvę iš manęs net. Iš tavęs? Iš tavęs dar ne to yra buvę, žinau. Nėra buvę. Jau jeigu knarki, tai tu pas mumis knarki. Jau būtų, žinokit, jums laikas pradėti savo grožį rodyti aplinkai. Gerai. Tai jau rodau, matai? Dar labai minimaliai. Nu, bet jau rodau. Pradėjau. Būtume ir mes ir aplinkiniai dėkingi. Gerai. Ačiū. Pasišiaušus. Oi, kokia pasišiaušus šitą garažuolą. Tai va, mielas kolektyvas. Pradėjo aiškėti mūsų tolimesnis planas, ką veiksim, ką darysim, ką veiksim šiandien ir panašiai. Tai dabar mes išvažiuojame šopintis į parduotuves. Šopintis, nu toks tas šopintis. Mini lauktuvės supirkti šeimai. Jo, tai... Tokius perliukus, ką čia esam atradę Ispanijai, nuo grožio priemonių iki maisto. Jo, tai žodžiu, iš karto galim perspėti šeimą, giminės ir artimuosius, kad daug lauktuvių nesitikėkit. Tikrai ne. Būsim mes didžiausios lauktuvės. Nu, tai jo, tai žodžiu, varysim į keletą parduotuvėlių užeiti, keletą smulkmenų dar nusipirkti, kad ties tuo klausimu jau nebereikėtų mums paprasčiausiai sukt galvos. Nu ir viskas. Ir vakarui esam su savo bendražygiais numatę žaidimų vakarėlį pasidaryti. Pagaliau pažaisim traukinukus, žaidimą. Prašau. Vežiojamės visą kelionę šią. Prašau, Inos visą kelionę šią kartu su manim pažaidė. Ir jisai su manim nežaidė. Ir jinai su manim nežaidė nei karto. Nemeluok, akis pastatęs. Tai jo, tai žodžiu, greičiausiai užkursim lokomotyvus. Bus pirmas ir paskutinis kartas šioje kelionėje šiandien vakaras, kai mes jį žaisime. Nu, nesakyk, gal ne paskutintas. Šioje kelionėje tikrai paskutinis. Ar sakai? Nebent jau tau taip patiks, kas labai abejoju. Toliau nusisprendėm, kad iš Ispanijos jau pajudam Max. Poryt, jo. Šiandien ryt tokias jau paliekam dar kol nelyja ant galvos ir galim šiek tiek pasidaryti, kažką pabūti, dar pasivaikščioti. Jo, nes tai tikrai, kad geri sprendimai buvo priimti, maut iš tos apačios į viršų didesnius tos atstumus ir tikrai jo pavyko nuo lietaus pabėgti. Tai kad ir nėra labai jau čia, wow, stebuklingai geras oras, bet ant galvos nelyja, lauke galima drąsiai būti, šalta irgi nėra, tai jo, sprendimai kol kas buvo geri. Nu, už poros dienų irgi jau ir čionais bjursta oras, tai tiesiog bandysim varyti Prancūziją, Italijos link ir... Nes jo, visą savaitę realiai rodo lietų ir tas lietus nusitraukia jau ir į tolimesnę savaitę, nu tai toks jau būtų labai
rizikinga sėdėti ir laukti gero oro, kai tas laikas jau, kaip Tiksi, sakant, mums bet kokiu atveju. tiksi, jau nebėra kaip į priekį važiuojant, kad galim sau leisti pasėdėti ir palaukti gero oro, kad pasivaikščioti po vieną kitą objektą. Nu va, išsiskyrėm. Inukas šuoliuoja į Mercadoną, o aš į Decatloną. Tai va, kas liečia Mercadoną, tai kūno priežiūros priemonės yra afigienos, visokie serumiukai, ampulės veidui, kremai. Pasiėmiau kolageno tabletės, kavytę. Išvažiavome parduotuvės, bet turi skubėti. Išeina vaikutis nusiminęs. Kaip tu čia vaikutis? Bambi. Atsibodo, jau nebeturi energijos. Valgyti tu nori, ar kas yra tau? Valgyti jau jo noriu. Nu tai pavalgyk ir tada einam toliau. Taigi aš tau sakau, aš tą galiu čia palikti ir tu gali iki vakaro čia kuistis. Nu ir kuistis. Tai pasilieki? Lemba, šiaip norėčiau tas asmenį pasimti piešimų. Tai jau prisikrovus, taigi pilna lentyna esi piešimo, ten kaip guli, taip guli. Bet ten nesusvinys. Nu tai aš nusipirkau tą knygutę, jinai yra per plonį lapui piešti su akvarelė, viskas persismelkia į kitą pusę. Save filmuok, ne mane. Gulbė pakirptais sparnais pyksta dabar. Jaučia spaudimą, sakė, kad jai reikia dabar apsispręsti. O prieš 5 minutės, kai buvom parduotuvėj, aš turėjau maksimum 5 sekundės, kai turėjau apsispręsti, ar imti kortelės, ar neimti dar vienas. Ne, tai toks, ten vapšė nėra ką ten spręsti. Įimi ar neįimi. O tai čia ką yra spręsti? Tai čia kortelės, tai čia parveši lauktuvių. O čia tai pieši tu? Nu tai vat klausimas, No. ar piešiu. No. No. Tai No. ką? Tai kortelės irgi parveši, nežinau, ar žais ar nežais. Nu ir kas, tai No. čia jau jų yra reikalas, ar No. jie žais, bet tavo reikalas parvežti. Nu, tavo reikalas nuspręsti, ar pieši ar nepieši. Tai mano reikalas dabar būtų nuspręsti, pirksi ar nepirksi, tai aš galiu nusipirkti. Bet tai tu po to bambėsi, druk, jeigu nepieši dar kažką. Bambėsi aš? Bambėsi, aišku. O, kaip čia skambiai viskas pasakyta. Taigi bambėsi, nusipirkai. Taigi jau leptelėjai, kai ėjom, kad jau guli čia va pripirkta ir nieks nepiešia. Ne, tu leptelėjai. Nu, tai dar nusipirksi, dar gulės, tai dar ant viršus leptelsi. Pažiūrėkit, va. Jaučia dar trūkumą. Tai kad ten nieko nėra. Ten pati pradžia. Nesimatęs kaip menininkų studijos atrodo. Čia lašas jūroje. Nu tai gerai, tai eini lašai, tu ar neini? Va dabar ir eisiu. Va dabar užmotivavai mane Nu tai va, eiti. pagaliau. Piriot. Nu ir gerai, kad nuėjau, nes, pavyzdžiui, sužinojau, kad aš net ne ant akvarelės skirto lapų piešiau. O akvarelės skirti lapai yra visai kitokie. Nu tai tokie. Todėl man niekas gražaus ir nesigavo. Dabar jau būsiu kaip tikra menininkė. Matėt lūpas, kai sakė menininkė, kaip sustato jinai kartais, kai būna excited. Ai, bus gerai. Pasakau, biški, ką ten per priemonės pirkai ir kodėl jas pirkai. Kūno kremų prisipirkau dėl to, kad 3 eurai ir tobulas kūno kremo su aliejukais, tai paėmiau 5 patikus, vien dabada turiu, tai 5 dar papildomai paėmiau už 3 eurus. Tai parvešiu savo ir parvešiu kokiai draugiai. Tada prisėmiau veido priežiūrų priemonių, močiutei irgi paėmiau kremuką ir savo prisėmiau visokių pabandyti ampulių, visokių tenai serumiukų, nu žodžiu. Kad papigia iki 7 eurų. Kažkodėl nuojauta sako, kad bus neblogi. Nes visa Mercadonos kosmetika yra labai nebloga, žinokit. Tikrai.
Tada kūno pilingą pasėmiau druskos aliejų. Vieną kartą nusipirkau, tada išbandžiau šveitimo ir buvo tobulas. Tai pasėmiau dar vieną papildomai, nes galvoju, kad vasarą prieš degimo sezoną bus tobulai. Tada vitaminų pasėmiau. Kolageno vitaminų. Irgi realiai, kiek žiūrėdavau, viskas būdavo išpirkta kolagenų. Visi kiti yra kolageną išpirkta. Ta, ką aš darau išvadą iš karto, kad reiškia geras produktas. Tai va 2 pakelius radau, paėmiau. Nu ir viskas. Grožio priemonės, žodžiu. Kūnas, veidas, vitaminai. Nežinau, ar jūs, mėly žiūrovai, esat atkreipę dėmesį, bet kai Jinukas jau užsiveda, kad nors pasako, tai jūs atkreipkite dėmesį, kaip jos tarmė pasikeičia ir galūnių karpimas visas toks. Nu tai ką tu irgi. Kai jau yra šita moteriška excited, tai tada atkreipkite dėmesį, kaip jinai tada jau pradeda varyti. Bazariuko. Bazarėlį. Baigta viskas. Užteks Jinuką rodyti, dabar reikia ir man pasirodyti. O dabar ką? Žodžiu, ruošiamės, ateina svečių pas mus triobon ir tada mes žaisim traukinukus. Namais. Traukinukų žaidimą žaisim tokį. Board game. Namuose. Jo, nu traukinukais įvairiai galima, kaip sakosi, žaisti, bet mes žaisim tą vadinamą stalo žaidimą. Tai va, tai laukiam svetelių ir bus šioks toks žaidimų vakarėlis. Orelis pakankamai, čianais tikrai dar geras yra. Rydiena dar irgi rodo be lietaus, tai dar galim pasimėgauti. Jisai pasakoja, kaip jisai kalba. Tikrai dar geras yra, papasakosime mes, kaip čia viskas buvo. Tai aš galėčiau būti vedėjas laidų. Ne, vedėjai jie šneka. Aš intonuoju labai. Sklandžiai ir viena intonacija būna šiek tiek. Aš pabrėžiu. Pakyla balsas. Teleloto vedėjas galėčiau būti. Klausimas yra, taškas nusileidžia. Teleloto galėčiau būti vedėjas. Eik, tu galėtum 24 valandų būti vedėjas. O ten irgi man patiktų, geras ten istorijos. Iš tikrųjų, tai farų galėčiau būti vedėjas. Farai yra tema. Mane tikrai nuoširdžiai nustebino, kai mes susipažinome, jo viena mėgstamiausių laidų yra farai. Nu ta prasme. Bet nuo mūsų susipažinimo aš daugiau jos taip pat nebemačiau. Nu tai taip, nes tave uždraudė. Iš šviesą vedu. Uždraudė. Iš šviesą tu keliauji. Ne, iš tikrųjų su Rijo kažkurį vakarą buvom tokį vyrų vakarėlį pasidarę, tai abu žiūrėjom farus, tai Rijo dar dabar psichologiškai palūžęs yra. Nu tai taip, sutraumavai man. Ne, o jeigu rimtai, tai jo, tai mano labai tikrai mėgstama laidelė, kas dar nežinojote, nes ten aš daug linksmybių atrandu ir tada aš galiu sėdėti ir krizenti. Chrizantiema. Tai gerai, viskas tada chrizantiemos. Varomės pramogaut, jūs irgi nenubadžiaukit viską ir linksmai leiskite laiką, vakarą, dieną ar kuriuo paros metu jūs čia bežiūrėtumėt šitą mūsų vidosiką. Tai va, gero laiko jums.